Ora et labora, čia benediktinam tą šūkį priskiria taip labai populiariai. Mes benediktinai kartais sakom, tas šūkis nepilnas, ora labora et lege, skaityk, melskis, dirbk ir skaityk. Šitie 3 dalykai iš tikrųjų mūsų gyvenime yra svarbus. Visi pašaukimai vienodai svarbus, teigia Kauno seserų benediktinių vienuolyne gyvenanti sesuo Paulina. Ji abitu pasipuošė būdama vos 14 metų, tačiau tai buvo ne vienintelis jos pasirinkimas. Vienuoliniam gyvenime yra toks terminas duoti profesiją arba daryti profesiją, o tai reiškia įžadus. Ir jeigu skaitytumėte užsienio kalbą literatūroje, ar vokiškai, ar angliškai, ar netgi bažnyčios dokumentuose, kurie leidžiami lotyniškai, kalbant apie žmonės, kurie yra davę įžadus, jie yra vadinami profesais. Tai čia gal toks truputį kitam kontekste tas profesijos suvokimas. Tai jeigu taip žiūrėti, tai mano profesija pasirinkta yra tas apsisprendimas duoti įžadus šitoje bendruomenėje visam gyvenimui ir bandyti tesėti savo pažadą. Sesuo Paulina kasdien atlieka jai pašvestas pareigas, o laisvu laiku puoselėja dar vaikystėje gimusi pomėgį – liturginių drabužių siuvinėjimą. Tai unikalus, daug kantrybės ir kruopštumo reikalaujantis užsiėmimas. Pagrindinis reikalavimas liturgijai dėl medžiagų, dėl audinių siekti kuo didesnio natūralumo. Ta prasme, kad tai būtų natūralūs pluoštai. Linas, vilna, medvilnės naudojama mažiau. Linas, vilna iš esmės šilkas. Tokie pagrindiniai audinių pluoštai. Kiekvieną darbą darai nuo pradžios iki galo pastoviai, nesvarbu, gal tai trūksta 3, 4, 5 mėnesius, bet tu padarai. Aišku, žmogiškai ima, tai labai kartais erzina, kai turi, tik įsivažiavau, tik jau gerai sekasi, jau dėliojasi žvynelis prie žvynelio, jau dygsnis prie dygsnio, jau gražiai gula, jau tvarkingai. Ir tu girdi, kad tave kviečia į maldą. Ir tu viską palieki ir eini, nes tu esi ne dėl to, kad užsidirbtum kažką didelio, padarytum didelį verslą. Čia ne verslo klausimas, bet tam, kad tu tarnautum Dievui. O tarnyba Dievui, tas momentas tave šaukia ir tu eini. Palieki viską, ateini ir paskui tiesi nuo tos vietos, kur pradėjai. Siuvinėjimas naudojamos įvairiausios technikos. Čia nepasakysi griežtai, kad tokia ar tokia technika. Labiausiai dėmesys galbūt kreipiamas yra į simboliką, į tai, kas vaizduojama ir kokią prasmę tai turi. Nes yra religinė simbolika ir kiekvienas pavaizduotas dalykas tam tikrą prasmę neša. Pavyzdžiui, labai universalus dalykas yra vaizduoti kryžių arba Kristaus vardo sutrumpinimus įvairius. Čia yra labai universalu, galima naudoti praktiškai visiems liturginiams laikams ir visoms liturginiams šventėms. Marijos vardo santrumpos arba Marijos. Tiesiog pats vardas gali būti vaizduojamas, siuvinėjimas ar aplikuojamas, kokia technika bebūtų naudojama. Tai čia būtų marijinės šventės. Kunigas mišioms rengiasi arnotą, tai reiškia, jis apsivalka Kristų namus. Kunigas, kuris aukoja mišes, neveikia iš savęs, jis veikia Kristaus asmenį, reiškia Kristaus vardu. Čia vienas iš pirmųjų mano darbų. Čia yra graikiškos 2 raidės, kurios yra Kristaus žodžio pirmos 2 raidės. Būna visokių nenumatytų įvykių, nenumatytų tokių poslinkių. Ar medžiaga truputėlį įstrižai įtempi ir jau siuvinėjimas yra nelygus, netvarkingas gaunasi. Tada ardai viską iš naujo darai. Labai gaila būna darbo, kai tenka išardyti beveik baigtą gaminį. Būna taip. Ir tai yra iššūkis. Anot Paulinos, be specifinių žinių ir įgūdžių liturginio drabužio neišsiuvinėsi.
Tam, kad išmoktų liturginių drabužių siuvinėjimo, ji mokėsi iš kolegių vienuolių Vokietijoje, o šiemet nusprendė žinias pagilinti profesinėje mokykloje. Pasirinkusi dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, teologijos bakalauro ir socialinio darbo magistro laipsnius turinti sesuo Paulina teigia, į šią profesiją atėjusi vedina pomėgio ir žingeidumo. Tai, ką pati čia darau, jaučiau, kad trūksta tokių bazinių žinių, kurios padėtų, pavyzdžiui, pasirinkti asortimentus audinių, ar siūlų, ar verpalų, ar dar kažko. Tiesiog tų dalykų, su kuriais norisi dirbti. Ir tiesiog atgaivinti, gal prisiminti tuos įgūdžius, kuriuos mokykloje kažkada turėjau, kaip audimas, rišimas. Bet labai naujas dalykas yra dažymas audinio. Man pačiai tikrai niekad nebuvau to dariusi, tik žinojusi. Tai perskaičius tas programas ir toks tas tokių kai kurių naujų žinių įgyjimo poreikis, tiesiog buvo ta paskata rinktis. Tiesiog pradėti dar truputį pasimokyti. Šitas rūbas vadinasi kapa. Jis yra apsiaustas be rankovių, platus. Čia yra šilkas su vilno audinys. Labai gražus, labai mielas, labai toksai gražiai krentantis. XR ir alfa omega pradžia ir pabaiga reiškia. Kristus yra visako pradžia ir pabaiga. Pagal Švento Benedikto regulą darbas yra vienuolio gyvenime svarbus, nes tu gyveni iš to, ką darai, savo rankų darbo vaisiais. Be svarbiausių liturginių drabužių, albų, stolų ar notų, sesuo Paulina mielai siuvinėja įvairią šventų mišių atributiką. Pagrindiniai užsakymai yra namų poreikiai iš tikrųjų, nes esu atsakinga ir už mūsų bažnyčios visus drabužius, kurie naudojami mišių metu bažnyčioje. Tai yra altoriaus uždangalai ir visa tai, kuom rengiasi kunigas mišių metu. Eilinio laiko yra 2 knygos skaitinio. Eilinėms pamaldoms, o kaip tik šiandien skirta knygelė skaitinių. Čia yra mišių skaitiniai, priklausomai nuo to, kokiai šventei skirtos arba kokiam laikui skirtos. Tai čia yra eilinio laiko ABC su žaliais pagražinimais, kalėdų Velykų laikas su violetiniais pagražinimais ir su bordiniais pagražinimais yra šventųjų laiko. Pastaruoju metu sesuo Paulina ypač susidomėjusi gausiai auksuotais ir sidabriniais senaisiais liturginiais drabužiais, bei trokšta išmokti profesionaliai siuvinėti tikrais aukso siūlais. Jis yra su raštu. Ir čia yra tas aukso siuvinėjimas. Jeigu siūlas tikrai yra auksuotas, su tikru auksu, jisai turi šilkinį vidurį. Ta horda vadinama. Čia jaučiasi. Ir jeigu nori tikrai žinoti, ar tai yra metaliniai siūlai, ne liureksas, ne plastikas, ne dar kažkas, jie turi svorį. Čia yra vielutė. Sesuo Paulina kiekvieną dieną atranda Dievą maldoje, darbe ir asmeninėme santykyje su kitais. Jos puošnūs siuviniai džiugina tikinčiųjų širdis.